Labas, labas, sakau, prisijungus prie šito video, prie šitos tiesioginės transliacijos, kurioje šiandieną kalbėsiu apie pusiausvyrą. Ta siekiama pusiausvyra versle, veikloj, gyvenime. Nekantrauju pradėti, aš šiek tiek vėluoju, laikydamas savo natūralaus ritmo, apie kurį šiandieną pakalbėsiu daugiau. Ir džiaugiuosi, kad jungiatės prie manęs ir tikiu, kad turėsim prasmingą laiką kartu, kada gvildensime šitą svarbę temą tarp darymo ir buvimo. Apie ką čia yra kalba, nes tikriausiai tu labai gerai supranti darymą. Aš taip spėju, kad esi į darymą, į veiksmą, į veikimą, rezultatus orientuota asmenybė. Aktyvi savo veikloje arba versle, daug pasiekusi, sėkminga, patenkinta rezultatais, tačiau galbūt pradedi vis dažniau svarstyti, ar iš tikrųjų tau tiek reikia. Galbūt pradedi vis dažniau pastebėti perdegimo šabloną, kuris kartojasi tavo verslo vedimo trajektorijoje ir pradedi klausinėti ir tyrinėti savęs, tai kodėl tave visada sustabdo. Pavyzdžiui, kūno užlūžimas ar panašiai. Reiškia, tu žinai, kas yra darymas. Esi meistrė darymo, ar ne? Kaip ir dauguma populiacijos, dauguma žmonių yra veikimo ekspertai, yra generatoriai. Sukasi, judi, darai, nesustoji, esi tas užkurtas variklis. Ir svarbiausia, kad niekas tavęs ir nespaudžia. Tačiau tu esi linkusi dažnai viskam pasakyti taip ir priemi ir tą galimybę, ir tą kvietimą, ir tą projektą, ir tą pasiūlymą, ir viską nori daryti, tau taip atrodo ir tada galiausiai atrandi save, kad prisimiai per daug ant savo pečių, galiausiai gailiesi, kad vėl tavo pačios poreikiai, tavo pačios savipriežiūra, savirūpa, laikas su šeima, tau brangus dalykai, kuriuos pažadėjai, kad kažkada skirsi jos dėmesį, jie vėl nueina į antrą planą. Tuo tarpu tu esi atsakinga, atsidavusi savo veiklo arba versle moteris. Tai reiškia, kad tu sieki tam tikrą prasme tobulumo, tam tikrą prasme tu sieki geriausia būti toj srityje, kurioje tu lyderiauji, kurią tu vedi. Ir tai nebūtinai apie konkurenciją ar kažkokį varžymas iš to, kad įrodyti, nes tu jau esi brandi moteris, bet tu darai tai dėl savęs, dėl savo standartų, kuriuos tu palaikai. Tai reiškia, tu palaikai aukštus standartus viskam gyvenime ir tu sieki šitų aukštų standartų įgyvendinimo. Tačiau kas atsiranda iš to, tai yra didelis savęs spaudimas išgauti tuos puikius rezultatus, kuris kartais atveda tave į paaukojimą savęs. Tai reiškia, siekdama to aukšto standarto atnešimo tavo klientams arba pacientams, kartais ignoruoji save ir tai reiškia, pastebi, kad dirbi savaitgaliais, dirbi ilgiau negu turėtum dirbti, dirbi viršvalandžius, kai to, ko iš tikrųjų nori, tai tu svajoji, kad tu daug ir sunkiai dirbsi, ką ir darai, tikriausiai ne vienerius metus, bet daug metų, galbūt paskutinius 20 metų, galbūt paskutinius 30 metų, galbūt paskutinius 15 metų, galbūt tu
pakeitei karjeras ir bėgai iš vieno sunkaus darbo ar be verslo į kažkokį lengvesnį, bet vėl atradai save tenais taip pat ariančią sunkiai. Tai, ko tu ilgies ir nori, tai yra, na, pagaliau susikurti tą lygmenį savo versle arba veikloj, kuris leistų tau generuoti tokio lygmens pajamas, kurios leistų tau atsitraukti ir turėti daugiau erdviškumo dalykams, kurie tau svarbus, keliauti ar su šeima leisti laiką. Tačiau kur užstringi, tai yra, kad atrandi save, kad tu niekur nepajudi į tai, nes metai po metų eina ir tu neatsiduri ten, kur nori. Tai ta tavo svajonė turėti tos daugiau erdvės savo arba gyventi tą savo sukurtą imperiją arba karalystę, kurioje tu valdai arba kažkas vadovauja už tave ir yra darbuotojų komanda, kuri dirba, o tu tiesiog mėgaujiesi gyvenimu, atrodo, kad yra atitols tavęs nuo tavęs. Ar ne? Tai kur gali atrasti save ten, kur atranda dauguma? Dauguma žmonių, klientų, kada jie ateina, atranda mane, mano darbą. Jie atranda save pasikartojančiai frustracijoje. Tai reiškia susierzinimas. Ir taipogi pasitenkinimo nebuvimas. Tai reiškia, vietoj pasitenkinimo tu turi erzulį, net jeigu ir gauni rezultatus, net jeigu esi sėkminga. Bet tas daug darimas, turėjimas daug daryti, įdėti daug pastangų tam, kad gautum rezultatus. Ir darimas tų darbų, kurie jau atrodo, tu nebeturėtum jų daryti, tiesiog palieka tave tame, na, nežinojime, kaip iš to išeiti, ar ne? Ir reiškia, dauguma žmonių save atranda pasitenkinimo praradime. Tai reiškia, gali jaustis atitrūkusi nuo savo džiaugsmo, gali jaustis atitrūkusi nuo motyvacijos ir tarsi gali, kadangi esi veiksmo orientuota, gali imtis veiksmo ir spausti save daugiau ir daryti daugiau, nes esi įpratusi tai daryti, nes daug metų taip darai. Tačiau tai ateina per didelės pastangas ir net jeigu turi kažkokias tai, sakykime, akimirkas prošvaištas, tokias pakilimas, vis tiek atsirandi tokiam, kad nebe taip kaip anksčiau. O anksčiau galbūt tau pavyko, anksčiau tu darėjai ir gavai rezultatus su tokiu būdu kaip iki šiol, bet dabar tavęs nebetenkina. Tai kur yra pakeistas tas išėjimas? Kame yra tas išėjimas? Reiškia, dauguma žmonių, ką jie masto, kada jie atranda save tame atotrūkį nuo to, ką nori sukurti, tai yra tos savo svajonės dalies. Arba atranda save niekaip, neteinant iki tos svajonės, ar ne, arba atranda save perdegime, arba negaunant tų rezultatų. Tiesiog galvoja, kad turiu daryti dar daugiau. Tai reiškia, noriu daugiau pasiekti, daugiau laiko, daugiau erdvės susikurti, daugiau pajamų susikurti, kad galėčiau atsitraukti, turiu daugiau daryti. Ar ne? Tai reiškia, tai, kad tu matai, tai reiškia, yra daugiau darbo. Ir blogiausia, kad atsirandi va tame užstrigime. Tai va, kaip sakau, sename burbule, ar ne? Tas pats per tą patį. Ir praeina metai ir kiti metai ir vis tiek tas pats per tą patį, nors tu labai daug dirbi.
nors tu labai daug darai. Ir aš noriu pasidalinti savo asmeninę įžvalgą, kad esu taip pat patyrusi, kaip ir daugelis iš jūsų, tą persidirbimo momentą, reiškia atradimą, kad nuolatinis savęs stumimas daryti daugiau atveda į persidirbimą. Ir žinau, kaip tai jaučiasi ar ne, ir koks gali atsirasti momentas, kaip tarsi ėjimas ratais ir kvadratais tame cikle, tame daryme, kuris į nieką neatveda arba į perdegimą atveda. Tai ką noriu pasidalinti, kad, kaip sakiau, dauguma žmonių galvoja apie daugiau darimą. Tačiau problema su tuo yra ta, kad daugiau darimo atneš tuos pačius rezultatus. Tai reiškia, daugiau darydama, kiekvieną dieną daugiau imdamas, daugiau apsikraudama ant savęs, tu prailginsi tą laiką darimo ir atitolsi nuo tos savo svajonės turėti gyvenimo būdą, kuriame darai mažiau. Nes tu tiesiog darysi daugiau, ar ne, natūraliai atitolsti. Ir blogiausia, kaip sakau, tai yra ne tik tai patys rezultatai pasikartojantis, bet yra tas, kad kodėl taip vyksta? Todėl, kad tu darai iš trūkumo supratimo, iš išlikimo, iš baimės, kad jeigu nedarysi, tai kažkas tai nepasiseks, nepavyks, klientai neteis, nepasirodys, pajamos nesicirkuliuos. Ar reiškia tam tikras suvokimas išlikimo tave arba laiko trūkumas, arba pajamų trūkumo suvokimas tave spaudžia dar daugiau daryti. Ir sakau, kad užsisukimas gaunasi tokiam mąstyme. Kadangi nepatiri rezultatų, kokiu nori, pradedi galvoti, kaip išeiti. Tačiau tas galvojimas vėlgi niekur neatveda, kaip mano klientai vadina, sako, aš tiesiog dūzgiu tame pačiame bityne ar ne, tu tarsi galvoji daugiau, bet neišspaudi daugiau. Tai reiškia, yra toksai pasakymas, aš perskaičiau neseniai, jį man angliškas pasakymas, jis gal skamba ne kaip, bet buvo žodis mental masturbation. Tai reiškia, šita mentalinis perdėtas galvojimas ir galvojimas, kad galvojimas tave išves ir išlaisvins, neišves tavęs ir neišlaisvins. Reiškia, ką tu patiri tame daugiau galvojime, kaip čia viską pertvarkyti, yra dar didesnė frustracija. Tiesiog atrandi dar didesnioj kančioj save. Todėl, kad protas tavo, kuris sukūrė tą problemą, jisai neturi išėjimo. Jisai negali išspręsti tos problemos. Protas negali išspręsti tos problemos. Protas yra pagautas tik tai tame, ką jisai žino. Tavo protas žino tik, tu žinai tik tai tiek, kiek tu žinai. Ir todėl, kada galvoti pradedi, gali atrasti save, kad užsidarai, ar ne? Todėl ir vadinama yra dėžutė proto, ar ne? Sako, think out of the box. Reiškia, kad surastum išėjimą, tu turi mąstyti už proto ribų, tačiau dauguma žmonių turi sunkumus pakilti virš proto ir matyti kitaip. Jie atsiduria tik tai į tas seneles, ką jie jau žino. Ir reiškia, žinai baimę savo, kurios tave stabdo, daryti kažkokį tai naują dalyką, atsiduri kontrolėje dalykų, reiškia, o kas bus, jeigu paleisi šitą dalyką, šitą veikimo visą modelį, kuris tiek daug metų tau tarnavo, reiškia, pradedi svarstyti,
bet atsiduri į tas iškreiptas proto dienotvarkes, kurios net nebūtinai yra tavo, bet gali būti įtakotos programavimo. Pavyzdžiui, tu pradedi svarstyti, kaip pakeisti tos dalykus, tuo tarpu žiūri, kaip kiti žmonės gyvena ir matai, kad, na, jie taip gyvena, kad visi taip gyvena. Ir tarsi tas visas mechanizmas tave spaudžia. Ir iš tos vietos tu nepadarysi to naujo. Tu nesurasi to išėjimo, todėl kad protas tai nesi tu. Protas tave palaiko tik tai tame, ką jisai žino. Reiškia, protas tave stums greičiausiai daryti tai, ką ir darai, ir daryti daugiau to, todėl kad reikia. Tai kai klientai ateina į darbą kartu, jie dažnai sako, kad aš noriu atrasti savo kryptį gyvenime, savirealizacijos, arba noriu žinoti, ką turiu daryti, arba noriu surasti, ką noriu daryti, tačiau noriu, kad tai ateitų su giliu pasitenkinimu, noriu, kad man tai teiktų pilnatvę, noriu, kad man tai teiktų lengvumą, noriu tekėti su tuo dalyku, noriu jausti džiaugsmą, noriu, kad man būtų viskas aišku tame, ar ne, kad aš nebejaučiau tų proto užsisukimų ir sutrikimų ir pasimetimų, ar čia man ar ne man, ar turiu daryti, ar turiu save spausti. Reiškia, išeiti iš tos proto kontrolės ir įeiti į tokį proveržį, kur teki su malonumu, su aišku, su tikslu, su prasme. Tai reiškia, susijungti iš naujo su savo vidinė išmintimi, kadangi buvimas prote, užsisukimas prote atjungia tave nuo tavo vidinės išminties ir išeikvoja be galo daug energijos. Tai gali užimti labai labai daug laiko. Labai labai varginantis dalykas. Ir aš galiu duoti tik tai pavyzdžių, kada kalbu su klientais, pavyzdžiui, skambučiuose, kuriuos vadinu vizijos strategijos skambučiu. Ir, sakykime, klientė ateina ir sako, aš praleidau metus laiko arba daugiau ar pusantrų metų atsitraukusi iš savo verslo sunkaus, kuriame ariau, tačiau atradau, kad vis tiek nežinau va to judėjimo krypties į priekį. Ir sakykime, mes sakau, na gerai, va keliaukim ir į procesą, duokim tau pagalbą, duokim tau vedimą. Ir pagauna, tas protas vėl įtraukia ir praeina kelios dienos ir jie tame vėl prote sukasi. Ir toksai dalykas yra įdomus, kad tai, ko ieškai, ieškai, tu galvoji, kad tu ieškai aiškumo į žinojimą apie savo kitą žingsnį. Tu galvoji, kad tau reikia sužinoti kokią nors tai tiesą, galvoji, kad tu mąstysi daug ir išsiaiškinsi kažką tai tokio, kas tau bus, va, tai yra ta kryptis, kurią tu turi judėti. Bet iš tikrųjų, ko tu ieškai, tai nėra kažkoks nušvitimas, tai nėra kažkoks suradimas, vat, o dabar tai yra aiškumas. Iš tikrųjų, tai, ko tu ieškai, tai yra kito veikimo būdo, kito gyvenimo būdo, kito būdo, kaip vesti tavo verslą, kaip kurti ir siekti rezultatus, kito būdo, kaip gauti rezultatus, be savęs spaudimo, be daug darimo, be persidirbimo, be perdegimo, kito būdo, kaip suderinti tą pusiausvyrą tarp darbo ir gyvenimo. Ir gali būti, kad tu klausi dabar, pavyzdžiui, klausaisi manęs ir galvoji,
Ką man reikia kito būdo, jeigu aš tą dariau visada, ar ne? Jeigu tu vedei 20-30 metų tą darbą, kam tau reikia kito būdo? Kodėl tu turėtum kažkaip kitaip dabar daryti, jeigu visą laiką taip darėjai? Tačiau jeigu matai, kad yra frustracija po frustracijos, perdegimas po perdegimo, nepasitenkinimas ir nepasitenkinimas, ir rezultatų negauni kokiu nori, net jeigu ir sunkiai dirbi, vadinasi, kažkas turi keistis. Ir tai reiškia, kad yra evoliucinis etapas tavo kitas. Aš jeigu esi klaususi manęs anksčiau, aš labai dažnai kalbu apie tai, kad visada prieisi kitą augimo lygmenį. Būtų labai kvaila mums kaip žmonėms tikėtis, kad mes visą gyvenimą darysime vieną dalyką vienu būdu ir visada gausime tos pačius rezultatus. Kaip tu manai, nebūtų kvaila taip galvoti? Aš manau, kad mes visada augam, vystomės, keičiamės, keičiasi mūsų veikimo būdai, ateina etapai ir kuriuose mes išmokstam, pasiekiam sėkmės lygmenis kažkokius, praaugam, nebetinka, nebetenkina. Ir ateina kitas augimo būdas. Tai augimas yra natūralus procesas, evoliucija yra natūrali procesas. Ir greičiausiai tu esi čionais, todėl kad tu stovi ant kito savo evoliucinio augimo laiptelio, slenkstelio į kitą gyvenimo būdą, į kitą darimo būdą, į kitą sėkmės kūrimo būdą, į kitą gyvenimą pasitenkinimą su savimi ir su pačiu gyvenimu. Jeigu mes matomės pirmą kartą, aš noriu tave pasveikinti ir prisistatyti. Mano vardas yra Viktorija Sage ir tai, ką darau, kaip sėkmės ir gerovės mentorė, taip pat magnetiškos lyderystės katalizatorė, verslo vizijos strategė ir, sakysiu, tiesiog patikima patarėja moterims versle. Tai yra padedu joms padaryti šuolį į kitą lygmenį jų sėkmės, be savęs aukojimo ir be spaudimo. Ir kaip tai darau? Tai yra per integravimą buvimo ir darimo. Ir kada leisiuosi giliau šitą temą, daugiau būtent suprasti, ką turiu omenyje iš vis apie tą buvimą ir darimą. Todėl, kad buvimas ir darimas, ar ne, kas tas yra? Tu galbūt galvoji, kas tas buvimas, kodėl aš turėčiau sustoti. Ir galbūt ir darei, ir bandai sustoti. Galvoji, tai gerai, žinau, kad vien tik tai daryti negaliu ir tu bandai visokius būdus būti. Tai galbūt tai dvasingumo, sąmoningumo, kažkokius tai mokymus ėjai, galbūt tu kažkur pašniukštinėjai kažkokiuose retrytuose, sakykime, ar atsitraukimuose. Ir galbūt atsitrauki savaitgalį atostogų, galbūt išvažiuoji į kitą šalį kažkur keliom dienom. Ir tarsi bandai gyventi tą dolce far niente, nieko neveikimo meną, ar ne? Tarsi nieko neveikti, nieko nedaryti. Bet kaip mano viena klientė sako, Viktorija, bet tai kas tas yra buvimas? Ką aš turėčiau daryti, jeigu man reikia tiesiog būti ir, žinai, ir kodėl tau reikia būti, ar ne? Tai į ką noriu atvesti? Visų pirma, kad yra mano supratimu, yra du poliai, kurių harmonija, reiškia du poliai mumyse ir gyvenime, kurių harmonija ir darna, harmoningas veikimas kartu, kuria nuostabią harmoniją, pilnatvišką gyvenimą. Tai reiškia santykių harmoniją, gausą gyvenime, leidžia tau patirti džiaugsmo būsenas, leidžia
jaustis darnoj su savimi, su pačiu gyvenimu ir su tavo santykiais. Tai yra turėti sėkmę, kurios tu taip nori. Tai yra vienas darimas ir veikimas, slash mąstymas, o kita pusė yra buvimas ir jautimas. Reiškia buvimas slash jautimas. Darimas, veiksmas ir mąstymas ir buvimas ir jautimas. Tai dabar apie ką kalbėjau visą didžiąją dalį šitos tiesioginės transliacijos, žinoma, buvo apie polių tą darymą. Tai yra generavimas. Tai yra, kur yra dauguma žmonių pasaulyje ir dauguma daro tai tiesiog daro, nes nežino kitaip gyventi, ar ne? Ir daro automatiškai, nes nežino, kaip kitaip daryti. Ir kad gali būti kitaip, ir kad sėkmė gali būti sukurta be sunkaus darimo ir tokių pastangų. Ir taip pat dauguma atsitrenkia į perdegimus, ir dauguma užstringa apatijoje ir nenorėjime arba pasimetime ir yra sutrikę, ką daryti jiems gyvenime, ko jie nori iš gyvenimo. Todėl dauguma žmonių gyvena stereotipinius gyvenimus, kur tiesiog žiūri, aha, Onutė daro tą, Antanas daro šitą, Petras daro šitą ir aš darysiu šitą. Nes visi taip daro, tai ir tu taip turi daryti. Tai reiškia toksai truputuką gaunasi neautentiškas gyvenimas, ar ne? Darimas, kuris neteikia gyvenimas, kuris neteikia pasitenkinimo. Tai esmė yra, kad tam, kad perkurtum savo visą darymą, yra reikalinga inovacija. Reiškia, reikia inovuoti. Nes jeigu tu esi darime daugiau, tai tu darai iš seno, gauni rezultatus tos pačius. Tam, kad gautum kitokius rezultatus, turi kitaip veikti, kitaip daryti, kitaip funkcionuoti, kitaip mąstyti, kitaip matyti save pačią, kitaip sau leisti kurti. Ir ne tik, kad inovuotum, kad sukurtum naują etapą, naują skyrių savo gyvenime, tau reikia inovuoti, bet kad inovuotum, tau reikia transformacijos. Ar ne? Supranti, kaip rodo, ar ne? Nes inovacija yra reikalinga tam, kad tu nebekurtum tą paties. Jeigu kursi iš seno proto, iš seno mąstymo, sukursi tą patį. Turi inovuoti. Jeigu mąstysi iš to paties proto, sukursi tą patį, turi transformuoti savo mąstymą, kad sukurtum inovaciją, visiškai kitą dalyką, kitą gyvenimo stilių, būdą, kuris tau jaučiasi kaip tau sukurtas, sulygiuotas su tavimi, tau puikiai besijaučiantis, kaip pirštinė tavo rankai. Vietoj to, kad tu gyveni kažkokį standartinį ir stereotipinį gyvenimą, verslą, veiklą, kuris net ne tau sukurtas arba sukurtas tavo proto ankstesniai tavo versijai, kai dabar tu esi visai paaugusi ir kitokia. Tai reiškia, transformacijai reikia perkūrimo. Transformacija tai yra perkūrimas. Ir kai aš kalbėjau apie tai, kad tu jau pradėjai ieškoti sprendimų perdegimui, kaip visą tą pakeisti savo verslo ir veiklos modelį ir gyvenimo būdą, skaitai knygas sąmoningas, daug save tyrinėjai, eini, analizuoji tai, kas čia įveda tave į tą perdegimą. Aš žinau todėl, kad mano klientės taip daro, jos yra sąmoningos moteris, pažengusios sąmoningume, nepaisant, jog jos yra versle, bet jos daug skaito, jos gilinasi, jos praleidžia psichosomatikas, analizuojasi, žiūri, kodėl joms taip vyksta. Ir tu daug žinai apie save, ar ne? Bet tas momentas, kad įkišimas kojų, pirštų, galiukų į tą naują sritį, tiesiog aš biškai merksiu čionais, biškutį pasidomėsiu ir kažką tai pritaikysiu savo gyvenime ir man susikurs nauji rezultatai, neveikia. Todėl, kad tai, ko reikia perkūrimui ir transformacijai ir inovacijai, reikia eiti giliai.
Reikia nerti giliai, reikia iš naujo reformuoti viską. Tai vien tik paviršutiniški mokymai, mokymasis, paviršutiniška edukacija, trumpalaikiai sprendimai, kaip kažkokios trumpalaikės ten, nežinau, audio sesijos, jos tik tai tau leidžia galbūt turėti tam tikrą proveržį, bet vis tiek tu sugrįžti į seną. Leisk man žinoti, ar tai kalba apie tave, ar tau kalba. Tai aš kalbu ir esu ta mentorė, kuri leidžiuosi į gylį. Vietoj į darymą daugiau, reiškia į tai, kad tu viskam sakytum taip ir dar daugiau apsijimtum ir plėstumėsi, reiškia plėtra, kuri ateina iš galvos. Vat aš tą turiu daryti versle, tą turiu daryti, nes šitas tą darė ir aš noriu taip, nes tu nori augimo. Žinoma, kad tu nori augimo, tu nori daugiau versle pajamų, daugiau sėkmės, daugiau pripažinimo ar dar kažko, kad ir ko tu sieki daugiau, tu gali taip plėstis iš galvos. Tačiau kai tu turi tą daugiau, vėl atrandi, kad ne tai, ko tu norėjai, todėl kad tu nenusileidai giliai, ar ne? Ir reikalingas sukurti erdvė buvimui. Buvimui, kodėl dauguma nesukuria tos erdvės? Nesukuria erdvės vienas dalykas žmonės todėl, kad reiškia, tu bijai sustoti. Nes galvoju, nu kaip, ir iš tikrųjų, kaip tu sustabdysi dabar savo verslą, ar tu turėtum atsitraukti visiškai, palikti tai kažkaip kažkam, jeigu tu jį viena vedi, kas jį ves, jeigu tu vedi su komanda, kas ves tavo komandą, ar ne, ir tarsi bijai sustoti ir viską paleisti, nes taip pat gali atrodyti tau, kad pasaulis yra produktyvus. Mes matom, koks pasaulis, visuomenės veržimasis į nuolatinį produktyvumą yra. Ir tu galvoji, kad jeigu sustosi ir padarysi pauzę, tai reikš laiko švaistimą ir atsiliksi. Jeigu būsi, tu galvoji, kad praleisi, reiškia, klientai neteis, jie tavęs nesuras, kažkas neparsiduos, kažkokie produktai. Todėl tu baimėsi sustoti, todėl neleidi savo būti. Dar kitas dalykas, kodėl tu gali bijoti buvimo, yra tas, kad buvimas gali tau jaustis, tai kas yra tas buvimas, būti vienai su savimi. Ir tu tikriausiai esi nuolat apsupta žmonių ir tavo net buvimas yra visada apsuptas žmonių, net jeigu tu ir išvažiuoji su partneriu, su draugu, su vyru, su vaikais, arba į retrytą, į stovyklą, arba į kitą grupę, kur mokymų grupę kažkokią, kur dar visokių perspektyvų kitų žmonių yra, bet tu niekada nepabūni su savimi, galbūt todėl, kad yra diskomfortas būti vienatvėj. Ir dar kitas dalykas, kas aš matau stabdo būti, tai yra žmonės, jie bijo ne tik tai pabūti vieni, bet ir bijo daryti, ką darysiu su tuo, kas iškyla, kai būni viena, ar ne? Vienai būnant iškyla emocijos. Ir dauguma žmonių bėga nuo savo emocijų, bėga nuo savo minčių, bėga nuo akistatos su to susidarimu. Ir bėga į kitus miestus ir kitas valstybės, bet niekur nuo savęs nepabėgsi. Tai ta transformacija reikalauja būti, tačiau bėda su žmonėmis, kaip aš matau, 10 metų vedama savo klientus į tą tranzitą, integruoti buvimą, jų proveržiui versle ir augimui, be savęs spaudimo ir aukojimo, yra tos baimės. Baimė sustoti, baimė būti viena, baimė, o kas bus, jeigu turėsiu susidurti su savimi ir su savo akistata. Tiesiog negebėjimas, neturim įgūdžių. Tai yra normalu, tai nėra gėdinga, mes tiesiog nebuvom mokomi, ką daryti,
su nepatogiais jausmais, su diskomfortabiliom būsenom. A, ir nesijaučia saugiai protas būti. Jis nesijaučia saugiai būti. Protas tik saugus darime, ar ne? Jisai daryti nori daugiau. Reiškia, aš turiu daryti kažką. Ir kai klientas man ateina ir sako, tai aš žinau, Viktorija, aš žinau, kad aš tiesiog turiu daugiau daryti. O aš sakau, nebūtinai. Nes todėl, kad tu darydama daugiau, tu tik perkursi seną ciklą. Tai reiškia, saugiai, kai nesijaučiam, kas nutinka, tada gali, net jeigu tu ir atsitrauki, sakykime, susitari su savo protu ir atsitrauki ir būni, gali praleisti mėnesius ir mėnesius tyrinėdama ir investiguodama ir analizuodama ir pasiklysti jaustis tame informacijos, nes žinoma, tu tyrinėsi save, žinoma, skaitysi knygas, analizuosi, bet ieškosi aiškumo ir tiesos ir atsakymo, bet tai ne apie tai. Buvimas nėra apie tiesiog praleidimą. Tai aš nekalbu apie tą tiesiog buvimą, tikintis kažkokio, kaip sakiau, nušvitimo. Nes tiesa, kad veiksmas yra reikalingas, įėjimas į priekį yra reikalingas, tačiau kitaip, iš kitokios būsenos, iš kitokios energijos turi veikti, kad gautum kitus rezultatus. Tai reiškia, dauguma žmonių užstringa mąstyme, praleidžia mėnesius, metus, eina paskui vėl toliau daryti, todėl niekada neprieina ir arba labai ilgai užtrunka. Ir taip, kaip minėjau, teka buvimas ir veikimas, tie du poliai, vienas vyriškas, o kitas moteriškas. Tai darbe su savo klientais aš vedu juos per esminį elementą buvimo. Reiškia, svarbu suprasti, kad buvimas savaime jis yra reikalingas, bet ne kiekvienas buvimas atves tave į sėkmę. Buvimas iš baimės veikti atves į pražūtį, atves į stagnaciją. Ir gaunasi kitas disbalansas. Jeigu darymas ir perdėtas darymas atveda į perdegimą, jeigu per didelis užsisukimas prote ir mąstyme atveda į atsijungimą nuo aistros, motyvacijos, tikslo, krypties, degalų ir į apatiją, tai perdėtas buvimas atveda į stagnaciją. Ir stagnacija, ar ne, jeigu emocijos perdėtos, jeigu tas moteriškas polius paima viršų, tos mintis tavo užsuka tam tikras emocijas, savęs teisimas atsiranda, kažkokie tai dalykai. Tos emocijos tokį sukuria, stabdo tave veikti, lėtina procesą ir gali jaustis, kad neina susitelkti, neina paimti fokuso ir veikti iš tikrųjų priekį, ar ne? Tai taip jau yra su tom emocijom, mintim, veikimu ir buvimu, jeigu jie yra nesubalansuoti. Ką aš padedu daryti savo klientams, tai yra integruoti iš naujo tą moterišką dalį, buvimą kaip būtiną, ne kaip strateginį buvimą, vietoj to, kad buvimas iš baimės, buvimas iš nesaugumo ir neveikimas, kuris pavirsta į stagnaciją, mes integruojam su labai aiškiu suvokimu, ką mes darom tame buvime. Tai reiškia, šitame buvime aš padedu savo klientams integruoti moterišką psichiką į jų visus gyvenimo aspektus. Tai reiškia į tavo verslo vedimą, į tavo lyderystės vedimo stilių būdą,
į tavo pajamų finansinės gausos kūrimą, į tavo santykius, į tavo santykius su savimi, mes visą tavo gyvenimą ir verslą iš naujo suderiname su moteriška gracija. Tai yra menu būti, menu jausti ir integruojam tai menu būti kaip strateginę fazę tiem didesniem proveržiam gyvenime, kad nereikėtų ateiti į perdegimą, bet kad gautum tiekmę ir pasitenkinimą ir veiktum iš malonumo, darnoj su savo natūraliais ritmais vietoj savęs aukojimo. Tai reiškia, ką kalbėjau pačioj pradžioj šito video, buvo apie tai, kad tikiu šito balansais, kada jie yra veikia vienas su kitu, jie kuria nuostabius rezultatus. Bet jeigu vienas arba kitas, jisai disbalansą kuria ir nieko nepadaro gero, tik tai seną ciklą ir daugiau chaoso, daugiau iškreiptų rezultatų, kurie nesijaučia autentiški. Tai moterišką dalį mes, kai integruojam, kas vyksta tame buvime, draugė su manimi, sakykime, kada klientai dirba, tai yra tam tikras indas, pavyzdžiui, mentorystė, tai yra laukas, kuriame tavo sąmonė plečiasi. Tu gauti pradedi prisijungti prie vidinės savęs, vidinės aš. Prieini atsakymus iš vidaus. Tu susijungi su savo dovanomis, mano klientai atranda savo pačių dovanas, nes tai yra per buvimą, tu gauni savo dovaną, savo aistrą, savo stiprybės atrandi ir tiesiog iš naujo tą aistrą veikimui ir darimui ir energiją atgauni. Ir reiškia, ką darau, tai padedu tarsi perkurti žmonėms save iš naujo, perkurti save iš naujo ir perkurti savo verslus ir gyvenimus iš naujo. Tai yra tarsi inovuoti gyvenime ir versle, būnant tokioj gimdos erdvėje, kuri yra saugiai tau palaikoma ir veda tave susiderinti su dalykais, kurie yra tau svarbus ir tave atitinka, vietoj to, kad atitinka tai, ką tu galvoji, kad turi daryti, nes visi tai daro. Tai reiškia, kada susijungia mano klientai, kada lyderiai, vedliai, vadovai susijungia su savo širdimi, su savo jautimu, jie gali judėti, pajuda su fokusu, kryptimi ir su aistra. Ir unikalus požiūris, būdas mano vedimo yra tas, kad aš neprimetu proto. Dažnai tai ir yra skirtumas, ką aš matau, dirbdama, sakykime, su kitomis moterimis, kurios taip pat veda klientus. Ir tai nėra blogai ar gerai, tiesiog mano vedimo būdas yra tas, kad aš vedu ne iš to, ką aš galvočiau, kad tau reikia daryti, bet aš vedu tave susiderinti su savimi, su savo tikrąja savimi. Daug mentorių arba coacherių pasaulį veda primestas tam tikras idėjas, ką tau reikėtų daryti, kuo tau reikėtų būti. Tai klientai sako po darbo su manimi, kad atėjau vieno dalyko, o gavau visai ką kitą. Tai ir galiausiai mes net ir juokiamės, nes sakom, kad tu gauni ne tai, ko tu nori iš proto, bet tai, ko tau labiausiai reikia. Tu gauni tai, kas tau geriausia. Tai daug klientų šitame po teisingo integravimo, tos buvimo fazės, tos savo moteriškos esmės integravimo į visą jų gyvenimo ir verslo vedimo būdą, jie prieina naują įkvėpimą, naują viziją, įsižemina buvime, vidinę ramybę gilę prieina, suranda daugiau erdviškumo dalykams, kurie mėgautis tiesiog savo pomėgiais, atranda ryšį su savo dvasinė misija, susiderina su savo pašaukimu gyvenime ir mes darom daug dalykų, įvaldo proto meistriškumą, kaip atlaikyti streso situacijas,
kaip palaikyti savo nervų sistemą atpalaiduotą, kaip palaikyti savo emocijų pusiausvyrą, kaip turėti tą spindėjimą ir magnetizmą, kad atneštum į savo darymą ir veikimą, kas leidžia pritraukti rezultatus vietoj daryti sunkiau ir daugiau. Mes einam per gilias žinias, kaip būti per abejonės, per krizes, kaip būti audroje, stipriam ir įsižeminusiam. Klientai atranda tai, ko jie nori, pagaliau susijungia su savo troškimais, atranda sėkmę lyderystėje ir ją supoliruoja su moteriška gracija, turi įveikę baimės, nepasitikėjimus savo ir prieina tiesiog tam tikrą sąmonės plėtimą, kuris leidžia įkūnyti jų dvasinę save. Tai reiškia, ką tu darai, tai tu įkūnyji daugiau to, kas tu iš tikrųjų esi šitame procese. Ir žinoma, tai nėra tik tai apie buvimą, nes tuo pačiu, kaip sakiau, tu tą galvoji, gal ir pati gali pasidaryti, ar ne? Bet tą, ką mes darom, tai yra taip pat ir statom tą kitą etapą. Tai reiškia, tas naujas lygmuo yra statomas lygiagrečiai. Kai tu būni, neturi savęs spausti, neturi savęs teisti dėl buvimo, neturi forsuoti. Ir pati esmė yra ta, kad tu perkuri savo gyvenimą ir verslą taip, kad kurtum tau autentišką sėkmę pagal savo sąlygas. Aš tikiu, kad tu esi atėjusi čia gyventi, kurti ir gauti rezultatų savo sąlygomis. Tai apima ir tavo vidinės išminties integravimą, tai yra apima tavo natūralaus tempo ir ciklo integravimą, kad galėtum pasiekti sėkmę, rezultatus be forsavimo, be turėjimo prisijimti kitų žmonių ritmo, kuris tau nėra autentiškas. Ir apibendrinant, nežinau net ir kiek užtruko mes, bet gerokai, man atrodo, leiskit žinoti komentaruose, kas labiausiai jums atliepia. Ir apibendrinant noriu pasakyti tą būtent, kaip yra svarbu surasti po pusiausvyrą tarp buvimo ir darimo sėkmei didesniai. Nes tai kitas etapas - daugiau sukūrimas sėkmės, daugiau pajamų, daugiau ar klientų, arba daugiau erdvės, arba laiko savo, tai nebūtinai yra apie daugiau darimo. Ne visada. Kartais tai yra apie buvimą. Tačiau buvimas turi būti teisingas. Ir reikia suprasti skirtumą, tą ir ką sakiau, tarp buvimo iš baimės ir nejudėjimo iš baimės, nesijimamo veiksmo iš baimės. Ir buvimą, strateginį buvimą, kuris yra reikalingas perkūrimui savęs, susiderinimui su savimi iš naujo. Ir šitas buvimas, esmė yra ta, kad leidžia stabilizuoti augimą. Reiškia, jeigu nesustosi ir nedarysi pauzės, o darysi daugiau, ką tu atrasi, tai atrasi, kad tu daugiau dirbi, bet visada atsimuši į lubas ir patiri lūžį, crash, perdegimą arba kažkokį praradimą ir gaunasi auka. Kažką turi paaukoti, tarsi todėl, kad tu pereiti į tą kitą skyrių ir etapą negali taip pat tais pačiais mąstymo būdais, taip pačiais veikimo būdais. Yra svarbu ne tik tai daryti, bet ir sustoti ir būti ir susitelkti į tapimą tuo, ko tu nori būti. Mes per daug laiko darom, per mažai būnam, kad taptumėm, kad susiderintumėm su savo troškimais, su savo svajonėm ir todėl būna tas pats sena. Reikia būti. Reikia būti, kad susiderintum su savo kita versija. Ir šita pusiausvėra tarp veikimo ir buvimo
užkerta kelią tai avarijai, tam crash, kuris tave pertrauks atgal į tą patį lygmenį, į tą patį seną, į tą patį, tą patį, tą patį, tą patį. Kai tu integruosi buvimą darniai ir harmoningai, tu turėsi nuolatinę plėtrą be turėjimo susitraukti, be turėjimo ateiti į perdegimą ir kažką aukoti. Turėsi harmoningą pastovų plėtimąsi, be savęs aukojimo, savo sąlygomis sėkmę. Tai yra visas darbas, kuo yra paremtas mano darbas ir visa mano metodika darbė su žmonėm. Tai laikas susiderinti su tikrąja savimi, laikas integruoti moterišką aspektą į tavo gyvenimą, į tavo verslą, laikas leistis gilyn, laikas taip giliai eiti ir taip giliai nerti ir taip giliai žiūrėti į save, kaip tik tai gali. Ir žinau, kad problema gali būti su tuo, kai nežinai, nuo ko pradėti ir galbūt nežinai viso kelio, nes tik tai gali žinoti vieną kažkokį tai žingsnį į priekį, bet nežinoti viso paveikslo ir žinau, kiek tai kelia streso ir baimės eiti į kažkur gilyn į save, leistis, kur aš tenais nusidanginsiu, todėl mums reikia vedlio. Reikia vedlio, kuris tai perėjo ir kuris galėtų tave pervesti saugiai. Reiškia, žino, kur ten tie gyliai moteriški vandenynai, kad tu nenugrimstum ir nepradėtum stagnuoti, bet tu, kad harmonizuotumėsi ir su savo buvimu ir jautimu, ir su savo veikimu ir darimu ir mąstymu. Reiškia, ir reikia vedlio tam, kad tu neteistum šitos fazės, kad neteistum savęs tos fazės, ką daug moterų daro, daug klientų daro. Ir todėl jie teisia tą buvimą, teisia rezultatų neturėjimą ir dar daugiau savęs spaudžia. Tai yra reikalinga ieškoti tam tikrų gairių. Reiškia, kad galėtum veikti iš naujo, iš teisingos vietos. Ir aš noriu pasiūlyti tau, jeigu tu esi tranzite, perėjime iš persidirbimo etapo, reiškia, esi sėkminga moteris versle arba karjeroje ir pasiekiai sėkmę, užlipai į kalnus per daug darimo, per savo gražų protą. Ir tačiau, ko tu nori kitoj savo gyvenimo fazėje, tai yra nori daugiau pusiausviros su savo moteriška prigimtimi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tu nori daugiau erdviškumo savo pačios pomėgiams, savipriežiūrai, dalykams, kurie yra tau svarbus, savo santykiams. Nori turėti, atvesti savo gyvenimą į pilnatvę, vietoj vien tik tai darimą ir rūpinimąsi kitais. Ir galbūt tu ieškai sprendimo, kaip sakiau, ir ieškoji, tačiau galbūt atsiduri visada su kitais žmonėmis, todėl nori asmeniškai tau pritaikyto vedimo ir nori tokio vedimo, kuris tavęs nespaustų ir neforsuotų, kad galėtum eiti, jaustis, kad eini tikslingai, kryptingai ir niekas neprimeta tau savo įsivaizdavimo ar perspektyvos, bet vietoj to tau padeda prieiti savo pačios atsakymus ir susijungti su savo pačios moteriška galia, kad vestum savo verslą ir gyvenimą kaip suvereni, nepriklausoma, savarankiška, su drąsa, su pasitikėjimu, su aiškumu, su savo malonumu ir be perdegimo. Jeigu ieškai patikimo vedlio, aš esu čionais, kad padėčiau tau patyrinėti šitą kelionę ir atrasti tą gyvenimo būdą, kuris tau jaučiasi giliai išpildantis ir giliai pilnatviškas. Ir kurti sėkmę savo sąlygomis be savęs aukojimo. Giliai tokią kryptį surasti, kuri atitinka tave, tavo
giliausius sielos ir širdies troškimus, o ne tik tai tavo proto lūkesčius. Susisiek su manimi asmeninę žinutę arba palik komentare deimanto emoji ir aš su tavimi susisieksiu ir mes pasikalbėsim, kaip galiu pritaikyti mentorystės kelionę būtent tau specifiškai. Tiesiog pasikalbėsim apie tai, kur tu šiuo metu save atrandi, kas stabdo, blokuoja tave judėti į perkūrimą ir judėti į tą didesnį erdviškumą ir inovavimą tavo versle ir plėtrą tokią, kuri tau jaustųsi maloni, vietoj tokia, kad turiu daryti iš proto ir sukurti vėl nepasitenkinimą. Ne iš galvos, o iš viduj darnios vietos. Mano klausimas tau, kodėl mums nepasiekus tų naujų aukštumų kartu? Ir aš nekantriai laukiu, kad galėsiu palaikyti tave šitoj kelioniai. Tai susisiek su manimi asmeninė žinute. Pažiūrėsim, kaip sakiau, kur šiuo metu kas stabdo ir kas turėtų pasikeisti, kad tu galėtum gyventi savo sėkmę be aukos. Ir jeigu matysime, kad mes derim kartu, pasiūlysiu būdus, kaip mes galim pratęsti darbą drauge. Tuo tarpu labai ačiū Jums, kad Jūs prie mane šiandien prisijungėt ir noriu palinkėti, kad atsimintumėt, kad ne visada gyvenime yra apie tai, ko Jūs norite ir kad svarbiausia gauti ne tai, ko Jūs norite, ko tavo protas nori, bet tai, ko tau reikia ir kas yra geriausia tau. Su tuo ir užbaigsiu ir tikiuosi, kad pamatysiu tave pokalbyje. Tai laukiu iš tavęs žinutės, kad galėtumėm pasikalbėti apie asmenišką viso šitos temos pusiausviros tarp buvimo ir darimo pritaikymą tavo asmeniniai situacijoje. Siunčiu daug meilės iš savo širdies ir sakau iki pasimatymo.